Šiandien kalbėsime apie Lietuvos istoriją nuo seniausių laikų iki viduramžių. Tai laikotarpis, per kurį susiformavo lietuvių tauta ir valstybė, o šios žemės tapo reikšminga vidurio ir rytų Europos dalimi. Pradėkime nuo seniausių laikų. Archeologiniai radiniai rodo, kad dabartinės Lietuvos teritorijoje žmonės gyveno jau prieš maždaug 12 000 metų po ledynmečio. Tai buvo medžiotojų rankiotojų bendruomenės, kurios ilgainiui perėjo prie žemdirbystės ir gyvulininkystės. Ypač svarbus etapas buvo metalų amžius, kai čia ėmė formuotis pirmosios socialinės struktūros. Vėliau į tūkstantmetyje prieš mūsų erą šiame regione gyveno baltų gentys, iš kurių ilgainiui išsiskyrė lietuviai, latviai ir prūsai. Lietuviai formavo gentinę visuomenę, kuriai būdingas klaninis gyvenimo būdas, pagoniška pasaulėžiūra ir ryšiai su aplinkinėmis tautomis. Viduramžiai buvo lemiamas laikotarpis Lietuvos istorijoje. O pradžioje Lietuva dar buvo susiskaldžiusių genčių kraštas, tačiau sparčiai stiprėjo, nes reikėjo gintis nuo išorinių priešų, vokiečių kryžiuočių ir kalavijuočių ordinų. 1236 metrų įvykęs Saulės mūšis, kuriame lietuviai nugalėjo kalavijuočių ordiną, tapo vienu pirmųjų Lietuvos karinės stiprybės įrodymų. Mindaugas suvienijęs lietuvių gentis 1253 metrų buvo karūnuotas Lietuvos karaliumi, tai vienintelis oficialiai karūnuotas Lietuvos valdovas. Nors jo valdymas buvo trumpas ir valstybė po jo mirties vėl susidūrė su vidaus nesutarimais, Mindaugo veikla padėjo pagrindus centralizuotai valdžiai. Amžiuje Lietuva tapo viena didžiausių Europos valstybių. Didysis kunigaikštis Gediminas pradėjo aktyvią politiką, jis stiprino sostinę Vilnių, kvietė amatininkus ir pirklius iš vakarų Europos bei užmezgė diplomatinius santykius su popiežiumi ir kitomis valstybėmis. Jo sūnus Algirdas ir Kęstutis plėtė Lietuvos teritoriją, kovodami su kryžiuočių ordinu ir stiprindami įtaką rytų slavų žemėse. Galiausiai pabaigoje Jogaila, susituokė su Lenkijos karalienė Jadvyga, sudarė Krėvos uniją, kuri tapo pirmuoju Lietuvos ir Lenkijos suartėjimo žingsniu. Šis įvykis turėjo ilgalaikės pasekmes tiek Lietuvos valstybei, tiek jos kultūrai, nes prasidėjo Lietuvos christianizacija ir politinė integracija į platesnį Europos kontekstą. Štai taip senovės ir viduramžių laikotarpiu Lietuva iš atskirų genčių susiformavo į stiprią valstybę, kuri suvaidino svarbų vaidmenį Europos istorijoje.